Sveiki, kriptovaliutų gerbėjai, nesimatėm čia per Velykas, bet matom, kad mūsų analizės, kurias atlikom prieš 2 savaitės, pasiteisino ir bitkoinas šiandien 10 tūkstančių brangesnis. Altcoinai taip pat lyg ir ruošiasi judėti. O šiandien pradėkime nuo XRP, vienos svarbiausių kriptovaliutų, kuri šiemet sulaukė milžiniško institucinio dėmesio. Balandžio 30 dieną ProShares Trust paleidžia XRP Futures ETF, pirmąjį tokio tipo fondą, leidžiant investuotojams per tradicinės biržas spekuliuoti XRP ateities sandoriais. Tuo pat metu Brazilijoje HDX pristatė pasaulyje pirmąjį spot XRP ETF, suteikianti tiesioginę prieigą prie XRP be būtinybės naudoti kriptopiniginės. Šie ETF fondai atveria XRP duris milijonams investuotojų, stiprindami jo kaip pagrindinio tarpvalstybinio mokėjimo tinklo pozicijas. Negana to, šių metų gegužės 19 dieną CME Group, viena didžiausių pasaulio biržų, pristatys reguliuojamus XRP ateities sandorius su standartiniais 50 tūkstančių XRP ir mikro 2,5 tūkstančio XRP kontraktais. Šie CFTC reguliuojami sandoriai pritrauks institucinius žaidėjus, pensijų fondus, bankus, rizikos draudimo fondus, didindami XRP likvidumą ir mažindami kainų sviravimus. CME žingsnis sekė Coinbase Derivatives, kurie balandžio 21 dieną paleido XRP ateities sandorius, 10 tūkstančių XRP ir 500 XRP nano kontraktus, parodydami, kad XRP tampa finansų rinkos stuburu. Dar įspūdingiau, 18 XRP spot ETF paraiškų laukia SEC patvirtinimo, su 65% tikimybė būti patvirtintomis iki šių metų spalio mėnesio. Prognozuoja Bloomberg analitikai, šie fondai leis paprastiems investuotojams įsigyti XRP per biržas tokias kaip Nasdaq, be techninių kliūčių. XRP svarbą pabrėžia ir Ripple sprendimai, kurie jau naudojami greitiems ir pigiems tarpvalstybiniams mokėjimams, konkuruodami su SWIFT. Kriptovaliutų sėkmė priklausys nuo reguliavimo ir šią savaitę matome kelis esminius pokyčius, kurie formuoja kripto ateitį. Pirmiausia, Nasdaq, viena didžiausių pasaulio biržų, balandžio 25 dieną laiške paragino SEC sukurti aiškią skaitmeninių aktyvų reguliavimo sistemą. Nasdaq siūlo skirstyti kriptovaliutas į 4 kategorijas – vertybiniai popieriai, prekės, mokėjimo priemonės ir kiti aktyvai. Tai padėtų aiškiai atskirti SEC ir CFTC jurisdikcijas, pašalindama painiavą dėl XRP, Bitcoin ar stablecoin statuso. Jei šis pasiūlymas bus įgyvendintas, tai gali tapti lūžio tašku kripto rinkoms, pritraukiant daugiau institucinių investuotojų. Toliau, Federalinis rezervų bankas panaikino 2022 ir 2023 metų rekomendacijas, kurios reikalavo bankų pranešti apie kripto veiklą. Šis žingsnis laikomas pro-inovatyviu, nes palengvina bankų dalyvavimą kripto rinkose, ypač siekiant licenzijų, apie kurias kalbėsime vėliau. O kas liečia šią naujieną, tai bankai Amerikoje dabar galės įsitraukti į kripto rinkas ir siūlyti su kripto susijusias paslaugas savo klientams. Trečia, SEC bendradarbiauja su Salvadoru, kurdama tarpvalstybinę reguliavimo smėlio dėžę Sandbox, skirtą testuoti realaus pasaulio tokenizaciją, pavyzdžiui, nekilnojamo turto ir kapitalo pritraukimo projektus. Kiekvienas projektas ribojamas iki $10 000, tačiau tai vis tiek žingsnis link globalių tokenizacijos standartų. Galiausiai balandžio 24 dieną SEC kripto darbo grupė susitiko su Ondo Finance ir advokatų kontora Davis Polk and Wardwell ir aptarė tokenizuotą JAV vertybinių popierių išleidimą. Mes matom su kiekviena naujiena, kad kriptovaliutų įmonės ne tik integruojasi į finansinę sistemą, jos tampa jos dalimi. Circle, BitGo, Coinbase ir Paxos pateikia paraiškas banko licencijoms gauti, kad galėtų siūlyti indėlių ir paskolų paslaugas kaip tradiciniai bankai. Tai monumentalus žingsnis, rodantis, kad kripto milžinai siekia būti hibridiniais žaidėjais
jungiančiais kripto ir tradicinės finansų paslaugas. Circle USDC stablecoino leidėjas nusprendė pakonkuruoti su Ripple ir pristatė Circle Payments Network (CPN), kuris startuos šių metų gegužės mėnesį. CPN leidžia finansų institucijoms tokioms kaip Deutsche Bank ir Santander vykdyti 24 valandas 7 dienas per savaitę realaus laiko tarp valstybinius mokėjimus, naudojant USDC ir EURC. Sistema veikia daugiau nei 185 šalyse, yra suderinama su Ethereum, Solana ir kitais EVM tinklais, bei atitinka griežtus kibernetinio saugumo standartus. Toliau, Coinbase bendradarbiauja su PayPal, skatindama PayPal USD (PYUSD) stablecoino naudojimą. Partnerystė siūlo nemokamas PYUSD USD konversijas ir integraciją su prekybininkais, pasiekdama PayPal 430 milijonų vartotojų bazę. Šios iniciatyvos rodo, kad stablecoinai tampa pagrindinė finansų sistemos dalimi ir matome, kad konkurencija tarp Ripple USD, USDC ir PYUSD didėja. Čia matom, kad banko inovacijų centras BIS kartu su Anglijos banku, Prancūzijos banku, Deutsche Bundesbank, Italijos banku ir Europos centriniu banku vykdo projektą Meridian FX. Tai eksperimentas skirtas DLT technologijų integracijai į tarpvalstybinius FX sandorius. Projektas testuoja mokėjimų sinchronizaciją tarp RTGS sistemų ir DLT platformų, užtikrindamas atominius atsiskaitimus. X platformoje sklinda spekulacijos apie Quant dalyvavimą šiame eksperimente. Taip pat mes žinom apie atominius atsiskaitimus iš Ripple komandos. Tačiau tai tik spekulacijos ir jos nepatvirtintos oficialiuose šaltiniuose. Projekto Meridian FX tikslas – technologijų neutralumas siekiant pagerinti tarp valstybinių mokėjimų efektyvumą pagal G20 planą. Turime dar kelias naujienas įdomias. Bitcoinas balandžio 23 dieną pasiekė 1,87 trilijonus dolerių rinkos kapitalizaciją, aplenkdamas Google ir tapdamas 5. didžiausiu turtu pasaulyje. Toliau Multipolitan 2025 metų indekse Liubliana, Slovėnijos sostinė, paskelbta kaip draugiškiausias kripto miestas pasaulyje dėl MiCA atitikties kripto bankomatų ir parduotuvių gausos, kurios priima kripto. Vis dėlto siūlomas 25% kripto mokestis nuo 2026 metų tikriausiai nenudžiugins kripto investuotojų. Ir žinoma, reikia paminėti Vilnių, kuris taip pat pateko į šį sąrašą kaip vienas iš kripto draugiškiausių miestų, užimdamas 19 vietą. Saudo Arabija investavo $250 milijonų į Hedera Deep Tech Venture Studio, o X platformoje sklinda gandai apie skaitmeninį realą ir naftos pramonės tokenizaciją Hederos tinkle. Kol kas tai nepatvirtinta, todėl vertinkite tai atsargiai. Galiausiai Tether, SoftBank ir Cantor Fitzgerald remia 21 Capital. Tai kompanija, kuri kaups bitcoiną, panašiai kaip Strategy, ir jie startuoja jau turėdami 42 000 bitcoinų. O Tether taip pat diversifikuoja savo portfelį ir įsigijo 10% Juventus futbolo klubo akcijų. Tai va, tai tiek žinių šiandien. Nuo šiol vėl grįžau iš atostogų, tai pasistengsiu vėl padaryti po kokį video ar 2 per savaitę. O šiandien kaip ir viskas. Jeigu patiko video, prenumeruokit kanalą, spauskit nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.